Kurms? Simas Beimaras. Tas tai mano meilė. O jum? Mes nemylim nieko. Tumaitis? Tumaitis. Tas tai svajonių vyras. Patelė? Patelyčia. Kur patelės? Ar žinot 12-okus? Žino, tokie vaikšto žino. Ar daug valgo? Nu, valgo, biškį palieka. Bet vis palieka, Romui. Jūs matai, kiek daug jį. Nu, bet mes išdalinam, po to liekam suvalgyti. Ir indų neišplauna. O ką labiausiai mėgsta valgyti? Makaronus. Makaronus. Jo, ateisiu, to jau. Ką dar pasakyti, kokie mėgstamiausi 12-okai? Tokia viena graži siena visada. O valgo, pasisveikin. Labai patinka atiduoti. Ačiū pasak, ačiū. Bet aš mylu visą širdimi. Gerai, o tau, Edinai, Kas? kas patinka? Kęstutis. O kodėl Kęstutis? Jis žino. Gerai, palinkėjimų, duokite 12-okus. Dantis saugo Kęstai. Greta irgi tą patį palinkėjimą. Saugokit dantis abu. Pažįsta 12-okus? Taip. Ir ar jie paklusnus? Ar dažnai svajoji su mašina jos partrenkti? Ne. Gerai, o kai saulė šviečia jo veidą, ką matai? Nežiūriu jos. Ar pažįsti 12-okus? Taip. O kuris tavo mėgstamiausias 12-okas? Negaliu sakyti. Povilas sakysiu. Povilas, gerai. Ir kai 12-okai į veidą pašviečia saulę, ką tu matai? Atspindi. Palinkėjimą. Ir palinkėjimą. Sėkmės. Kur? Gyvenime. Jau, labas, tai va, norėčiau paklausti, kas tavo manimu yra seksualiausias 12-okas? O žinai, kas yra Šarūnė Mazilauskaitė? Atsiprašau, būtų galima interviu? Ne, trumpam labai. Norėtume apie 12-okus paklausinėti. Jėzu, pirmadieniais ateini, gal tai 12-okų pamatysim. O tai kas būna, kad jie pirmadieniais ateini? Kas būna pirmadieniais? O ar turit favoritų kokių 12-okų? Favoritų? Tai turim. Kokių? Tumaitis dažnai būna su Gabrieličiu. O dėl ko? Tikrinis. Ką tikrinas? Viską. Norėtume palinkėjimo 12-okam iš jūsų sulaukti. Būkit sveiki kaip niekada. Gerai, ačiū. O yra kokių nors vaikinų, kurie patiktų iš 12-okų? Nemeluokit, aišku yra. Gal, Patinka. nežinau. Ar 12-okai geri buvo šiais metais? Abejoju. Kodėl abejoji? Ne, nesusidūriau su jais. Kaip tai nesusidūriau? Praeit vis tiek teko. Nu, teko. Ar galvas iškėlė labai aukštai? A, Ne, tau. Gerai. Kai saulė šviečia į 12-oko veidą, ką tu matai? trollface. Panelės. Jo. Jo, o kokias labiausiai? Ką žinau? Nežinau. Pavardės, sakyk. Nežinau. Nežinau. Jos esi. Ne, gražios visos yra. O patinka, kurios labiau brunetės, blondinės? Ar jau? Tamsios. Tamsios. Gerai. Kai 12-okam šviečia į veidą saulė, ką tu matai? Žmogų. Nu, žmogų. Žmogų. Gražų? Jo. Gerai. Ko čia dar paklausus? Klauso 12-okai? Ką? Kaip? Klauso 12-okai? Nelabai. O jūs jų? Mes? To labiau, jo labiau neklausom. Tai tenka susipykti? Kad ne? Ne. Ne? O tai kodėl neklauso? Nežinau. Ką čia? Palinkėkit ko nors 12-okai. Laimės, sveikatos. Gerų naujų metų. Jo. Sėkmės gyvenime. Sėkmės, sėkmės. Kaip Kristina Pukytė?
Ką žinau? Aš jos net nepažįstu. Mano kaimynė, palauk, aš ją žinau. Ai, palauk, čia šita. Nu, Ana, ta pati. Ačiū. Nežinau. Nežinau, ir niekam. Gerai, o Greta Kavaliauskaitė. Greta Kavaliauskaitė, palauk. Ką žinau? Nu tai vieną favoritę išrinkit, kuri Jos gražiausia. O kaip Gabrielė Žvirblytė, ta mažytė. Ai, ta, mano tata. Ką žinau, ką apie. Tai nežiūri kaip į moterį. Patinka Greta Kavaliauskaitė. Nu, aš nepažįstu. O Iveta Rimkutė. Nepažįstu. Juk Facebook'e turi drauguose. Aš nežinau. O Elena. Nesilankau Facebook'e. Gerai, ką palinkėtum 12-okams? Pasiekti to, ko nori. Jėzau, net ilgai nepasiekau šeimą. Ei, galvoju, kad pamoka dabar, aš paskambinti viesų skambutį, kada. Palaukit, ar galim porą klausimų? Nu, kad tu nevalai, nenori. Atsiprašau, atsiprašau. Ne. Sakai, greičiau. Gerai, ar žinot 12-okus? Ar žinot 12-okus? Čia jūs iš manęs poštą. Ar žinot? Amatė, kad komisija atvažiavo, reikia degtis pasios paskui. Atsiprašau, ar žinot 12-okus? Išreikėk tikrai poštą čia iš mūsų. Kas, nebeliko, yra prispjavo, galus pakalus. O kur žinot, kas prispjaudo? Kavaliauskaitė varo čia. Ar iš kur skuduro, man nugaras Atsiprašau, o jūs žinot, ar 12-okai geriausiai susitvarko vietą, kur sutikės kapinų? pastovi, užrakinu rūbinį ir ateitų 5 minučių, pastovi tu. Parūkyt. Ateis, kad pakrauk, tai tikrai. O kada ačiū visu? Ir gimti, valyk. Atvažiavo tik komisija, atvažiavo, vaikai netrukdyti direktorius, ką pasakė, komisija. Viską, ką jau kaip. Vau! Pažįstate nors vieną 12-oką? Pažįstu daug, nes dėščiau. Ar patinka? Tai be abejo. Kas labiausiai patinka, jeigu ne paslaptis? Ar turit favoritų? Favoritų? Labai patinka tos mergaitės, kurios spėja rankas lenkti, kurios spėja mokytis ir neblogai. Kas jūs žinot? Ko palinkėtumėte 12-okams? Eikit savo keliu, nesižvalgykit į nieką, neklausykit draugus, stokit ten, kur norit, darykit dar kaip norit, klausykit tik tėvų ir bažnyčią kartais nueikit. Nu, ką čia dar? Nu, žodžiai, svarbiausia, išeikit ir įstokit kažkur, nesivalkataukit, nežinau. Gerai, viskas, ačiū. Ačiū. Ar pažįstate 12-okus? Taip, labai puikiai. Ar turite kokių mėgiamų 12-okų? Yra ir mėgiamų 4, yra ir tinginių 4, o kiti taip normalus. Gerai, gal norėtumėt duoti porą palinkėjimų 12-okams? Nu, linkiu, kad pirmoji leisis, kad jį išlaikytų kūnų kultūros įskaitą, paskui ir visus egzaminus. Visiems. Ar 12-okai sveiki? Šiaip gal mažiau ateina su savo nusiskundimais, bet tik tiek noriu pasakyti, kad taisyklingai sėdėtų ir mažiau sėdėtų prie kompiuterio ir televizijos ekrano, nes yra prastas regėjimas. O palinkėjimas koksai? O palinkėjimas tai būtų toks, sėkmingai užbaigti ir išlaikyti egzaminus ir toliau būti sveikiems ir nesveikiems. Pradedam. Norėčiau paklausti, ar pažįstat 12-okus? Pažįstu kai kurios labai gerai. O būtent kurios? Raminta, Silvija, nuo 5 klasės bendraujam, aišku, ir Sandra, ir Astutė taip pat. Čia favoritai būtų? Taip, labai Šarūnę pažįstu gerai, nuo mažos mažytės, jaunai jau dalyvavo, į Šilius keliavo, saugiam rate važiavo. O kaip manot, ar tiesa, kad šitos išvardintos 12-okės slapta pravaranėja degtinį? Oi, ne, tikrai ne. Tikrai ne, jos prieš kažkur tai ją galbūt išvarinėtų, bet... Gerai, o gal norėtumėt palinkėjimą? Taip, aš joms ir visiems palinkėčiau, tik nestovėkit nuo šaly, nes gyvenimas prabėgs ir nebus ką prisiminti. Atsikėlo ne viena, išginio karvytis vienas, ralio karvytis, ralio, aš karvytėm žalia šiena, man karvytėm balta diena, ralio karvytis, ralio.